Aš ateinu iš tos kartos, kur aplinkoje nelabai žinojo, kas yra vadyba ir tuo labiau nelabai žinojo, kas yra personalo valdymas. Todėl man, matant šitą gražų kelią, kiek Lietuva pažengė šitoje srityje, man labai malonu matyti, kad vis mažiau žmonių tapatina mūsų specialybę su kadrų skyrium, vis mažiau vadovų klausia, tai kągi daro personalo vadovas ir ar man reikia mano organizacijoje, ką jisai turėtų pakeisti. Ir vis labiau Lietuva yra ta šalis, kuri ne tik tai, kad pasivijo pasaulį gerųjų personalo valdymo praktikų prasme, bet iš tikrųjų jas diktuoja. Tai reiškia, kad mes savo organizacijose taikom tokias praktikas, kurias kitos gali perimti ir mes galim būti net ir lyderiais. Tai šitoj vietoje ir matau didelę vertę, kurią sukūrė PVPA ir matau didelį pokytį, kai PVPA iš tokio mažesnio, jaunuoliško, energingo šaltinio, kurį įdiegė ir paleido tiesiog grupė labai energingų žmonių, tapo tokiu suaugėliu, su struktūra, su branda, su žinojimu, ką nori daryti ir ko nenori daryti ir kiek tos bendruomenės gali vienyti, kad bendruomenė galėtų padaryti didžiulius dalykus. Tai yra susiburti, suremti pečius ir pačią personalo valdymo sritį daryti stiprią, tvirtą, stovinčią kojų. Dėl to noriu palinkėti savo kolegom ir personalo specialistam iš tiesų būti tais vadinamais HR verslo partneriais, kur didžiulis akcentas yra ant verslo ir partnerystės. Mes esam ta dalis organizacijoje, kurie nesam nei viena, nei kitoj pusėj, kurie galime būti pakankamai objektyvūs ir garsūs ir stiprus savo kartais nepatogiom nuomonėm tam, kad organizacija tvirtėtų, klestėtų, o vadovai būtų stiprus vadovai ir vestų į priekį. Sėkmės visiems!